Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tarsi katastrofa. Aš jau žodžiu noriu verkti. Bet iš tikrųjų tai vienintelis būdas padaryti taip, kad jūsų šildančios grindys neatšoktų po mėnesio. Šiandien pasidalinsiu šildymo kilimėlių montavimu užkulisius, apie kurias nerašo gražiuose buklėtuose. Dabar mums reikia įgilinti tas gofras į betoną. Atsargiai prapjaunam liutnę juostą. Kuo toliau nuo pačio elemento to raudono. Mes su jumis turime tokią bazę. Tvarkysim instaliaciją, nes, kaip ir aš minėjau, dėl tų gofrų jas reikia patrumpinti, sumontuoti daviklį, o taip pat ir įvesti tą pagrindinį kabelį 220. Taip, tada mes čia slepiam tą gofrą, pritvirtinsim vėliau su silikonu turbūt ir tas laidas eina čia. Paskui kaip išvyniosim tą kilimuką ir pajungsim. Bet prieš tai dar reikia padaryti štai šitą dalyką, reikia kažkur tai sumontuoti mūsų daviklį, kad jisai veiktų korektiškai. Aš galvoju, kad mes čia tempsim iki galo, arba, nenorėčiau aš jį kažkaip tempti taip. Ir per vidurį tarp šitų elementų jį kažkaip ir dėti. Arba paprasčiausių būdų mes galime iš viso padaryti štai taip. Vat taip. Padarykime štai taip. Tada, kai čia viskas prapjauta ir mes prapjaujam šitam kabeliu irgi padarėm specialiai tokią vietą, kad irgi jį dabar galima būtų išglaistyti. Pasiimsim plytelių klijų ir su plytelių klijais. Dabar reikia sumontuoti ir palaidyti gofras. Aš pasiimsiu kažkokių tai paprastų silikonų. Mes užtepsim ir palauksim kokią pusę valandos, kad silikonas sustingtų. Ir tęsim mūsų darbą. Nes tada reikės viską sutvarkyti, išgruntuoti, sumontuoti štai šitą kaitinimo elementą ir išdėsti visą kilimuką, priklijuoti prie pagrindų. Tai padarykime šitą darbą ir įdėsime į priekį. Dabar, ką aš siūlau, pastovi objektuose yra likučių visokiausių silikonų, tai pilnai čia uždedame, negailim. Bus klausimų, kaip padaryti šitą užbaigimą. Yra specialia gofra tam skirta su metaliniu antgaliu. Mes pasidarysime trupučiuką kitaip. Mes ją uždėsime štai taip, o čia iš viršaus pasidarysime tokią tiltą. Ir vis tiek čia, kai ateina tas daviklis, jisai bus ant betoninių grindų. Bet geriau, aišku, dėti metalą, o iš esmės mes tą patį rezultatą gausim. Jeigu trupučiuką išsikišusi gofra, tai nieko baisaus, atsiminkit. Mes su jumis turime šitą elementą, jisai irgi kažkur, tai jo aukštis bus 3 mm. Tai nieko baisaus. Kol stingsta mūsų silikoninis hermetikas, mes nuimame visą tą šildantį kilimuką ir sutvarkysime pilnai, nes yra betono likučių, tikrai maišysis, o tada gruntuosim pagrindą ir viską klosim ir užpilinėsim savaime išlygnamojo mišiniu. Atsiminkite, kad šitie kaitinimo elementai neturi būti labai viens prie kito sumontuoti, nes prieš tai, kur buvo vaizdo įrašas Zubar kompanijos, kažkaip ta pati klaida kaip ir čia. Bet aš įsitikinęs, kad Zubar kompanija bus viena iš pirmiausių, kurie ištaisys būtent šitą kilimuką ir jūs jau ten, kai dėsite savarankiškai, jums tik tai reikės prapjauti su peiliuku ir jūs dėsite tą kilimuką ir tas tarpas tarp kaitinimo elementų bus toks, koks ir turi būti, o ne kaitinimo elementas vienas šalia kito. Bet kur mes darėme ankstesnėme objekte, viskas gerai, praėjo dar vieną žiemą, jokių problemų. Štai toksai vaizdas, nežinau. Aišku, jokios įtakos mums nedaro tas silikonas, tik tai, kad pagreitinti tą darbą. Vis tiek čia dabar, kai dėsim kilimuką, dar ir padengsime klijais. Visur irgi praeita su silikonu, būtinai turėkite omeny, pas save irgi pasižiūrėkite, kad savaime išlyginamasis mišinys ten nebėgtų pas kaimyną. O taip pat čia, kur langai, irgi geriau persidrausti ir prabėgti su silikonu.
O štai čia mes irgi padarėm štai tokį bortelį dar vakar, nes čia irgi padengta su silikonu, kad viskas laikytųsi. Aišku, nežinau, ant kiek yra vieta, kur tas silikonas neišlaikė, nes mes pradėjom čia vaikščioti, žodžiu, taip viskas buvo užklijuota. Šita medžiaga nuo gipsinio profilio, čia kiek tas šimtukas, man atrodo. Mes susitvarkėm, gruntuojam, laukiam ir dėsim kilimuką. Viską apsižiūrėsim, priklijuosim ir maišysim savaime išlyginamąją mišinį. O gruntuojam labai paprastai. Pilam gruntą ant betoninių grindų ir paprastą valiuką pasiimkit. Pigiausia galima. Iš viso nėra jokio skirtumo. Arba kažkokią tai šepetį galite pasiimti, kaip jums ten patogu. Tak, gruntas įsigeria, vėl pilam dar. Ir dar kartą gruntuojam. Tada žiūrėkit, kokia pas mane idėja. Mes turim štai tokį gabalą vamzdžio. Mūsų gofrą, to viską parodysiu, kaip sujunginėsim. Ir replės bus reikalingos. Pasiimam. Šitą vieną šoną mes galim pilnai sulankstyti. Tada šitas metalas atrodo štai taip. Ir mes įkišim į gofrą. O čia apvyniosim izoliacinę juostą. Vat štai tokį dalyką galima pagaminti pačiam. Vat štai taip jūs galite pagaminti šitą užbaigimą savarankiškai. Čia aš, žinokit, net nedėsiu kažkokią tai lipnę juostą, paprasčiausiai vat uždedame. Iki šitos vietos daeina mūsų daviklis ir jisai gerą surišimą turės su šildančiom grindim. Tai vat taip ir paliekam. O dabar mes su jumis gal užmaišysime remontinį mišinį. Ir pradėsime nuo pačių laidų. Ten viską užtaisysim, įgilinsim į betoną, o tada ir klijuosim patį kilimėlį. Aš šiandien pasiėmiau štai tokius dalykus, kad pritvirtinti mūsų kilimuką. Tai tuose vietose, kur bus labai išsikišę, grinai ir tas pats sietelis, mes bandysime jį gražinti prie pačio betono, kad būtų viskas lygiai. O taip pat dar pasižiūrėsim, nes tas remontinis mišinys labai greitai stingsta, ten, man atrodo, 15 minučių, gal pusę valandos ir turi būti idealus rezultatas. Nes aš noriu, kuo idealiau būtų prie betono ir kad pačio išlyginamojo sluoksnis būtų minimalus, taip pasakykime. Tai vat, padarykime, atlikime šį darbą, pradėsim nuo to laido, nuo daviklio ir taip toliau ir judėsime taip, kol viską nepriklijuosim. Aš jau žodžiu noriu verkti, nes kame problema. Vis dėlto nelabai buvo gerai išvidžiuota šitą gofrą ir žodžiu ir dar aš pats čia prigribavau. Reikia dabar viską traukti atgal. Ir, tai vis tiek reikia traukti viską atgal. Tada mes darysime štai taip, bandysime pratraukti šitą mėlyną laidą, nes niekaip čia neeina, visur užsikabina, bandysim šitą rudą. O šitą daviklį irgi sumontuosim iš karto, kad nebūtų paskui, kažkas tai neveikia. Nemėgstu aš tokių bairių. Ir dar užlaužimas geras. Nemažas. Nepraėjo pusę valandos. Tada šis kabelis štai taip atsistoja. Dabar pasižiūrėkime, norėčiau iš karto ir tą laidą su davikliu, kad nebūtų paskui kažkur tai nedaėjo ar dar kažkaip bandysim jį pratraukti iki šitos vietos. Jeigu vėliau mes negalėsime jį pakeisti,
Arba jisai tik tai daeis iki sienos ir kur yra tas užlaužimas su grindim, nu, tai čia toksai darbas nevertas iš viso dėmesio. Reikia pasidaryti taip, kad paskui galima būtų laisvai, lengvai pakeisti tą daviklį ir neturėti kažkokių tai problemų. Tai šis momentas man labai nepatiko, žiūrėsim kitame objekte, kažką tai turėsime pagerinti. Nes būtent čia, iš viso, tarsi pragaras, turi praeiti per pragarą, kad sumontuoti kažkokį tai vieną laidą. Nesąmonė. Bet daviklis, aš jaučiu, kad labai laisvai praeis, nes jisai toksai ir plonas, ir tokios gofros turi užtekti, kad jisai daėtų iki pačio galo. Bet reikia įsitikinti gyvai, ar viskas gerai. Aš nelauksiu elektriko, nes gal rytoj atvažiuos, o aš iki rytojus noriu čia užbaigti, rytoj čia jau galima bus vaikščioti. Šiandien mes su jumis padirbsime rankom, o ne savo galvą. Ir vėl, čia ta pati problema. Yra užlaužimas šitoje vietoje ir nepraeina. Arba mums reikia kažkaip tai jį įgilinti, tuoj bandysim, žiūrėsim, ant kiek čia įmanoma iš viso kažką taip padaryti. Jo, čia reikės betoną trupučiuką išardyti ir bus gerai. Kad mes galėtume įsitikinti, pasižiūrėkit, čia paskui irgi bus pažymėsim, kad šitą vietą tiksliai, kad daeina iki pačio galo. Ištraukiam ir tik tai vėl daėjo iki to užlaužimo ir sustojo. O mums reikia pilnai, kad jisai tas daviklis daėtų iki pačio galo. Irgi gal padarykime taip, kad jau tiksliai žinoti. Šitoje vietoje mes užlipdysim lipnią juostą ir kad tiksliai žinoti, kad mūsų daviklis daėjo iki pačio galo. Aišku, galima būtų paprasčiau čia įdėti, nieks nieko nemato, ten galima keisti, paskui jie ten keičia tą daviklį iki šitos vietos ir paprasčiausiai net nieks netikrina. Pasižiūrėkime, kad gyvai, viskas būtų gerai, sklandžiai, kiekvienas meistras galėtų pratempti gerai šitą daviklį. Žiūrim. Nes jeigu dabar viskas pavyksta, mes užtaisysime, viskas daeina, matot? Ir čia mes turim, kur ta pažymėta vieta, čia, trupučiuką turi užeiti giliau, gal porą colų. Viskas, mes galim sumontuoti mūsų antgalį. Reikia gal patikrinti dar kartą. Dabar mes su jumis pasimsime mišinį. Aišku, gal trupučiuką jį pastumsim čia, kad būtų per vidurį. Galim trupučiuką prapjauti šitą gofrą ir užtaisom. Užmaišykime remontinio mišinio ir sutvarkome šitą vietą. O tada klijuojam visą kilimą ir bandysim net ir šiandien užpilti savaime išlyginamąją mišinį. Prieš viską užtaisant reikia išsiurbti. Tas gulšiukas prie pačių langų, tai kad pritraukti kuo arčiau grindų būtent kaitinimo elementus, nes jie kažkaip pastoviai bėga į viršų. Tada antras gulšiukas jau mes po apačią pakliavome lipnią juostą, kad vėliau paprasčiausiai nuimti ir viskas, ir išmesti, nes šiaip tas raudonas, matot, jau ištaškytas to išlyginamojo sluoksniu ir reikės valyti. Ir čia kampukas yra likučiai, jisai irgi labai gerai padaro savo darbą ir prispaudžia elementus prie grindų, prie betoninių grindų.
Taip, praėjo pusę valandos. Nuimkime viską labai atsargiai. Dabar galim maišyti savaime išlyginamąjį mišinį ir pilti. Iš įrankių, nežinau, tokios šūkos turiu, bet jos šiandien nereikalingos mums. Jos šiandien mums nereikalingos, nes dažniausiai mes naudojam, jeigu didesnę patalpą lyginam. O tada štai toksai įrankis ir kažkur tai kotas, irgi jį turim. Užmaišom ir lyginam. O rytoj pasižiūrėsim, koks rezultatas gavas. Mes su jumis čia ir maišysim labai atsargiai. Vandens pilam tiek, kiek parašyta instrukcijoje. Tada, kad galima būtų vaikščioti, mes turbūt uždėsim šitą gipsą. Dėl vandens aš minėjau, kad reikia skaityti instrukciją. Aišku, geriausia tai laikytis tos instrukcijos, bet žiūrėkite, jeigu reikia trupučiuką daugiau vandens ir jūs norite, kad jisai būtų iš viso toksai savaime labai gerai įsilygintų, aš tai siūlau trupučiuką padidinti kiekį vandens, nes tikrai nuo to blogiau nebus. Mes jau esame išbandę, jau padarėm ne vieną objektą, visur viskas gerai. Būtent su šiuo mišiniu mes šiandien naudojame Mito BM610. 610. Dėl vandens vis dėlto padarysiu taip. Mes dabar maišysim, pradėsim maišyti, pasižiūrėsim, kaip atrodys mišinys. Jeigu neužteks vandens, tai dar įpilsim. Pasižiūrėsim. Šiai dienai štai toks rezultatas. Kaip visada be minusų, be niuansų nebūna. Štai šitoj vietoj yra vienas elementas matosi, mes jį toje bandysime priglausti, o tada užtaisysime rytoj. O šiaip reikia pasižiūrėti būtent rytoj šitą rezultatą, kaip jie atrodys. Nes dabar mes žiūrim, viskas lygiai, galim klijuoti vinilinę dangą, bus idealiai. Bet pasižiūrėsim rytoj. Mes turim štai tokį profiliuką, kur jisai keliaus čia, kur yra tas užbaigimas. Bet aš manau, geriau štai taip priglausti, rytoj ištaisyti, negu jisai bus išsikišęs. Bandom gal kažkaip taip. Jo, rytoj mes užtaisysim paprasčiausiai su klijais. Turėsim nedidelę skylutę, bet taip žymiai geriau, negu jisai bus įsikišęs į viršų. Šitą konstrukciją galėčiau pasakyti, kad išlaikė, nes viskas kaip ir gerai, šis kampas nedaėjo, bet ten užklijuosim vinilinę dangą su klijais. Tik tai vieną vienintelę vietą štai čia, nes vakar buvom atsistoję, čia turbūt atsiklijavo tas silikonas, o visa kita kaip ir gerai. Dabar iš šono štai toks vaizdelis. Ir štai čia dar vienas irgi išsikišęs. Gal jį irgi bandysim to pritraukti, ar jeigu jisai pasiduoda. Pasiduoda ar ne? Pasiduoda. Irgi kažkom tai čia. Na štai šitą tai bus lengviau, čia mums. Taip, padarysim. O štai šį darbą tiesiog neįmanoma kažkam tai atiduoti, padaryti, nes tikrai labai atsakingas darbas. Ir aš net ir pats pastoviai pergyvenu, ar viskas gerai gausis. Aš galvoju, kad rytoj mes judėsime toliau. Bandysim ten su lubom pasižiūrėti, jeigu reikės glaistyti, arba, žodžiu, pasižiūrėsim rytoj penktadienis. Važiuoju namo ilsėtis. Iki rytojaus. Labas rytas. Keliaujam į mūsų objektą. Galų gale noriu pasižiūrėti, kaip atrodo grindys. Žiūrėkim. Oi, kiek darbo dar, nes reikia viską išvežti, labai daug įvairiausių įrankių, labai pripurvinta, nes kol vyksta visi tie išlyginamieji darbai, tai, žodžiu, reikia padirbti. Nu ką, drauge, žiūrim, kaip gavosi. Iš akies tikrai super, labai geras rezultatas, idealu.
pasižiūrėkime, gal nuimkime tos profilius. Pasižiūrėkite, ir vat nieko baisaus. Jeigu jūs turėsite tokią situaciją, be baimės, ir paprasčiausiai mes vėliau čia užtaisysim gal klijais, gal iš viso. Pasižiūrėsim. Čia. Irgi tas pats, matosi tas elementas raudonas. Bet aš sakau, nieko baisaus. Čia aš turiu gulščiuką, irgi pasižiūrėkime pagal gulščiuką, kaip čia kas. Idealu. Tik pasižiūrėkime. Ir jokio tarpelio, vat iš viso jokio tarpelio. Aš net dabar siūlau atnešti vinilinę dangą, pridėti, vat, sudėti trupučiuką, ne kažkokį tai kvadratą ir pasižiūrėti, kaip atrodys. Aišku, kai pagrindas lygus, bus geras, ypatingas rezultatas. Ir dar prieš klijuojant vinilinę dangą būtinai patikrinsim šildančias grindis, ar viskas veikia ar ne. Jeigu ne, reikės ieškoti gedimo. Bet kol kas tai niekad neturėjome tokių problemų, aš manau, kad ir šiame objekte tokių problemų neatsiras, bet patikrinti būtina. Ir taip, atsigulę, žinokit, idealiai. Pasižiūrėk, be tarpelio, be iš viso, viskas čiki lygiai. Mes dabar paimsime šukas, paimsim klijus ir užklijuosim. Na, o apie šildantį kilimėlį ir savaime išlyginamąjį mišinį štai tiek tos informacijos. Jeigu šis vaizdo įrašas buvo jums informatyvus, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką. O taip pat ir siūlau būtinai prenumeruokite šį kanalą, nes kitą kartą mes su jumis klijuosime vinilinę dangą. Parodysiu, kaip tai darome mes